Prie žalio ir gūdaus Antavilių miško jau 36 metus įsikūrusi vienintelė Vilniaus vandens gerinimo stotis. Būtent dėl šios stoties darbo vilniečiai gali džiaugtis švariu, geriamu vandeniu. Čia vanduo siurbamas iš giluminių gręžinių. Per vieną dieną joje iš vandens išspaudžiama apie 600 tūkstančių kilogramų geležies. Geležį padeda atskirti smėlis. Vanduo teka vamzdžiais, kurie pažymėti skirtingomis spalvomis. Raudona – perdirbtas vanduo, oranžinė – perdirbamas vanduo, mėlyna – oras. Vamzdžiais vanduo išnešiojamas po visą Vilnių. Matėme daug prietaisų, kurie padeda filtruoti vandenį, tačiau tik vienintelis vandens siurblys naudoja elektrą. Išlipę iš autobuso pamatėme nenustojantį bėgti ir labai gražų fontaną. Taip pat supiltus labai aukštus kalnus. Kalnų viduje specialiose talpose pilna vandens. Grįžę atgal į mokyklą, žinojome, kad Vilniaus vandenų dėka turime galimybę gerti švarų vandenį.